puolime davėm per daug kamuolių, atsikovot 18 kamuolių, 18 kartų davėm kartot atakas, taip tikrai labai skaudžiai nubaudė. Žinojom, kad jie daugiau patyrusių žaidėjų turi, tai išnaudojo, kaip sakau, mūsų jaunatviškumą, žioplumą tą tokį. Buvom grįžę į žaidimą, lygus rezultatas gale varžybų buvo, bet aišku, važiuovai daugiau patyrusių žaidėjų, gal Šaltakraškiau sužaidė. Ir Kieža, ir Bičkauskis nulėmė, jų metimai nulėmė rungtynių baigtį. Manau, atkovoti kamuoliai, nes jie mums atkovoja puolime 18 kamuolių, tai yra 18 papildomų atakų, kas yra nežmoniškas didelis skaičius ir daug klaidų padarytų, kurių neturėjom padaryti ir štai buvom nubausti. Greitoje atakoje daug taškų įmetė ir to eigoje mes pralošėm 5 taškais. Yra kaip yra, nes mes pralaimėjom, todėl negalėčiau gerai vertinti, nes vis tiek pritrūko ir gynybai susišnekėjimo ir atkovotų kamuolių, tai nežinau, sunku vertinti savo pasirodymą.